Sveiki, mėly Palangos televizijos orbita žiūrovai. Na, man džiugu, aš jau galbūt kartosiuosi kaip ir praeitą laidoj, kad mus jau dabar gali matyti ne tik palangiškiai, bet ir viso pasaulio lietuviai, nes mes jau esame YouTube kanale. Ir šiandien aš svečiuojuosi pas labai gerai, turbūt sakyčiau, žinomo palangiškio, Eugenijaus Čilinsko namuose. Sakyčiau, tokioje pakankamai gražioje gamtos apsuptyje, tarp žiedų, tarp medžių, labai gražioje vietoje. Ir tradicinis klausimas, kaip ir visiems, kaip šiandien gyvena Eugenijus po 25 metų, kai mes kalbėjom paskutinį kartą mano laidoje Veidai. Kaip jūs šiandien gyvenate? Gyvenu ramiai, atsipalaidavęs, jaučiuosi, kad esu, gyvenimas yra taip, aš skaitau. Jeigu esi kažkam tai reikalingas, vadinasi gyveni. Jeigu jau niekam nebereikalingas, jau tik egzistuoji ir ta tavo egzistencija tokia, kaip eina, kaip po keliu, kaip vandenėlis nuteka į jūrą. Bet kol kas esu anūkams reikalingas, kadangi, užtarnautam poilsį esu jau, o ir vaikams, ir su patarimais. Dalyvauju dar ir politiniai veikloje kažkiek tai su patarimais. Mano patarimų ir mano matyti kažkokie tai, nežinau, tikriausiai įtaka ar dukra tapo ir tarybos narys išėjo į Palangos. Tai, kažkiek tai esu naudingas, dar netgi mane priėmė būti patarėjų tarybos nariu. Tai aš džiaugiuosi tom, kam dabartiniam gyvenimui ir man jokių problemų nematau. Ką jūs prisimenate labiausiai iš tų 25 metų savo gyvenimo patirties, sakykime, įspūdžių? Kokie išliko jūsų atminty patys geriausiai įspūdžiai per tą ketvirtį amžiaus? Čia tada reikia kalbėti apie savo kažkokius tai nuveiktus ar darbus arba kažkokį tai įtaką padarytą. Čia, aš nežinau, ar čia darbas ar ne, ar čia pareiga yra dirbant kažkokios tais pareigose kažką padaryti. Tai aš džiaugiuosi, kad dirbdam seniūnų šventosios 10 metų išdirbau ten. Ir bendruomenė mes bendraudami sukūrėm, organizavom himną šventosios, sukūrėm vėliavą, pasitvirtinom, herbą turim savo, ir turim dabar. Ir tom dabar džiaugiuosi, kad matau, kad visi vaikšto su vėliavom. Galiu pasakyti, tai yra tikrai didelis nuopelnas ir čia jau jums turi būti visi šventaiškai dėkingi už tai. Aš atsimenu, kad mes važiavom į prezidentūrą tvirtinti su autorium baronu. Tai kokius 4 kartus važiavom ir vis kažko tai trūko, vis kažkokie tai. Ir ten susėdė tokie profesoriai ir jie patys kūrė, jiems studentai kažkaip padeda. Ir jie prie menkiausio trupinėlio ten tai spalva, tai tas. Ir vis kiekvieną kartą mums reikėdavo važiuoti į Vilnių. Bet jau dabar, galiu pasakyti, jau turit idealų rezultatą. Idealus. Geriau nebegali būti. Taip, čia rezultatas idealus. O tuo aš džiaugiuosi. O šiaip, sakykime, jeigu reikėtų pakartot kažką tai, grįžtant į pačią praeitį prieš 25 metus, ką dar darytumėt tą patį? Ką kartotumėt? Kas labiausiai, galbūt be to, ką mes dabar kalbėjom, bet sakykime dar gal kažkokių yra situacijų, kad norėtumėt grįžti tos pačius laikus? Daryčiau viską tą patį, ką dariau, nes aš tada skaičiau, kad teisingai ir dabar, jeigu aš taip pasiilgiau, vadinasi, taip reikėjo tuo momentu elgtis. Nežinau, viską kartočiau. Reiškia, galim taip pasakyti, kad nesigalėt nė dėl ko, nes viskas buvo taip, kaip buvo suplanuota, teisingai? Gyvenims tai parodė, kad viskas buvo teisingai daryta. O žiūrėkit, 25 metai. Aš labai gerai prisimenu mūsų tą pirmą laidą ir kai žiūriu mūsų įrašus dabar internete, reiškia, jau čia yra istoriniai įrašai likę. Aišku, buvom kitokie, atrodėm kitokie, dabar šiek tiek kitokie, bet vis tiek tie patys. Kaip jums atrodo iš šono? Tai 25 metai. Tai daug ar ne?
Per 25 metus labai daug pasikeitė žmonės ir aplinka. Anksčiau politika ir verslas, institucijos dirbo kažkaip tai savo darbą. Pasitikėjimas buvo visai kitokių pagrindų, ne kaip dabar vyksta. O kodėl? Kaip jums atrodo, kodėl taip vyksta? Dabar viskas kažkaip tai sukomercionalizuota, viskas yra į komerciją, pinigai, pažiūrėkime, išvietimas ir socialinė apsauga. Kur be pažiūrėsi, visur žiūri, kad būtų kažkas labai ekonomiškai, kad viskas atsipirktų, o žmogus lieka kažkur tai... Viskas atsiremia į pinigus šiaip jau, iš tikrųjų. Visur tie pinigai. Taip. O kažkokiu tai moraliniu, kažkokiu tai moralės mūsų kažkur tai dingia tokie įsitikinimai. Anksčiau tarybiniais laikais jau paimkim, ne 25, nors 25 metų atgal, paskolinai žmogui pinigų ten 100, 200, raštelį neimdavai. Dabar kas? Tikrai. Dabar kas? Nieko. Bet žiūrėkit, daug kas dabar sako, kad technologijos kaltos. Ar iš tikrųjų tos technologijos kaltos? Gal mes tikrai per jas susvetimėjom ir kitaip žiūrim viens kitą? Jeigu pažiūrėti, kokias mes buvom... Anksčiau technologijų nebuvo. 90 metais. Dar nebuvo laisvos Lietuvos, visa kita. Ir atsirado tos dėžutės karbonkėse alus, limonadas, jeigu atsimeni. Ir būdavo eini per C kvartalą ir visi prisidėjo tų dėžučių. Palangiškiai tikrai žino, kas yra C kvartalas, bet tie, kurie galbūt žiūrės ir ne palangiškiai, reikėtų paaiškinti, kad naujasis rajonas. Tas BAMas vadinamasis, ar ne? Visi puošia langus, nes kadangi buvo naujovė. Dabar, kai pasakoja, kad mes puošiam langus tokiais dalykais, suaugę žmonės rinkdavo, tai atrodo taip juokingai, tai įsivaizduok, kad mūsų mentalitetas irgi buvo toks. Taip, būtent. Tai aš ir galvoju, kad mes kažkur pakilom, bet kažkur tiek nusileidom. O sakykime, per tuos 25 metus, jūsų asmeninė gyvenimiška patirtis, kaip jinai keitėsi? Ką jūs pasisėmėt per tą laiką? Ką jūs išmokot, gal, žinai, turit kažkokios įdomesnės patirties, gal įgavot, ar kažkas tokio? Per tą laiką tie, kurie... Kaip jūs patį pakeitėte 25 metai? Tikri draugai, katrie buvo, tie ir lieka. O čia kaimynas mano. Yra mano klasės draugas, kartu vienam suolį sėdėjom. Čia vėl geriausias draugas, dabar gimtadienį švenčia. Irgi yra šalia. Tie, katrie buvo šalia visi, katrie dar yra gyvi, jie yra čia aplinkoje. Ir tas bendravimas yra toks pat, kaip ir anksčiau. Taip, mes viens kitą lasdavojam, pasipykstam ir visą kitą, bet mes kartu. Sakykime, o ko jūs įsivaizduojat ateity? Dar kitus 25 metus, kokią jūs įsivaizduojat ateitį? Ateitį apskritai, aš turiu menį ir Lietuvos, ir miesto, ir jūsų, reiškia. Kaip jinai gali keistis? Ar turit kažkokią viziją? Kaip Palangos, kaip kurorto vizija, jeigu vystysis taip, kaip dabar užstatomi ir naikinami žalieji plotai, tai vizija niuri gaunasi. Gausim, mes, nežinau, kažkoks tai, kampelis bus toks ir užkištas, prikištas, nei erdvės ir poilsio vietų kažkok tai, nežinau. Strategijai pasiskaičius, tai vien tik gyvenami kvartalai, o žmonėms prie jūros ir šalia, nei ekonomikų, turistų tiek daug nebus. Nes gyvenimas toks pasidaręs, kad mes po visą pasaulį norim lakstyti, ar tiek labai jau ta Palanga bus reikalinga čia? Nebent mums lietuviam. Taip.
aišku, dabar turbūt pastebėti žmonių daugėja Palangoje, aš turiu omeny poilsiautojų, taip, ir ne tik poilsiautojų, matyti, atvažiuoja, apsigyvena, statosi namus, čia kiti žmonės. Atėjo dar vienas mūsų pašnekovas, labai gražus, koks garbanotas, klausyk, čia panašus į mane, nes mano plaukai irgi garbanoti. Nu va, tai žodžiu, yra toks įspūdis, kad Palanga per tuos 25 metus pasikeitė visom prasmėm, ar ne? Visom prasmėm, kadangi privažiavo daug atvažiavusių yra, kadangi statosi butus, investicijas skaitosi geriausiai Palangoje, tai tie butai yra jie kaip užimti, jie išnuomojami poilsiui. Taip, ar kiti pasistato, bet juose negyvena, tik tai vasarą atvažiuoja. Tik tai vasarą atvažiuoja, čia yra labai daug tokių. Gerai, kaip aš jau ir esu minėjęs ir praeitos laidose, mes žiūrovų nenorim ilgai kankinti dideliom diskusijom, ilgom diskusijom. Paprasčiausiai, ko jūs palinkėtumėt mūsų žiūrovams, palangiškiams ir visiems pasaulio lietuviams, kurie žiūrės šitą mūsų laidą? O čia tai bent neužmiršti savo šaknų, pagrindinis dalykas. Labai geras palinkėjimas, labai. Jeigu šitą turėsit savį, bet kur būdami, bet kur gyvendami, jūs būsit laimingi. Ir turbūt grįžkite į Lietuvą visam laikui. Užmirškit užsienis, ar ne? Nebūtina. Taigi čia mano giminės irgi ir tiek žmonos, tiek ir mano yra ir Amerikoje, ir Švedijoje, ir kur tik tai. Ir Ispanijoje įsisklaidėsi giminė irgi yra po visą pasaulį. Aišku. Tai tada šiuo atveju aš pasakysiu labai didelį ačiū Jums už mūsų gražų pokalbį ir aš labai nuoširdžiai tikiuosi, kad vėl po 25 metų mes čia susitiksim Jūsų namuose ir tada vėl paklausim, kaip Jūs gyvenate. Stengsiuos sulaukti. Dėkui labai.